Nu jau prasivaliau mašinėlį biškėlį, bent jau kilimėlį išpurtyti, pravalytas užkurliuko. Ura, kap irikų palaikas. Gerą, varom. Nusidaužom kuėlis. Įvarom į parduotuvę. Ko mums reikia parduotuvėje, tai tiksliau, ko aš turiu. Aš turiu kilogramą selgas šokoladinių ir kilogramą paprasto selgas. Ir turiu 2 bankės kondensovkės. Vadinas tinginių dar reikia vieną tinginį padarysim su razinom ir su riešutais, arba ne, o kitą paprastą su klasikiniais selgas sausainiais. Tai mums reikia porą sviesto, razinkų, galbūt riešutėlių dar paimsim. Tai dar pamastysiu. Tai jaučiu šokam iki Lidlo ir pažiūrėsim, kas ten gera. Nu vat, atvarėm į Lidlėlį, pavyzdėsim, ką rasim mane. Nu jau vat, karoči, radau kažkokių ekologinių razinų. Čia kiek čia 200 gramų už 2 eurus. Kakavo 5 eurų. Svists irgi beveik 5. Nu į Pringlesam akcijai buvau 2 už 5 eurus, tai pasiėmiau prie filmėliaus. Ai, dabar reikia lėkti. Parsivežti, kol sviestas neištirpo. Padaryti jau čia tinginį. Ir tada nežinau. Lėksam gali iki kokį parkelios. Pasiveizėti. Arba šiaip kokį lankom objektą. Pavyzdės internete. Realiai, kaip aš žiūriu internete, atsidarau Google Mapsus, sumažini ir žiūri lauką, kur pažymėta kažkokios eglės, turistinės vietos, ten pilis ir panašiai. Ir tada tiesiog žiūri, ar yra kažkokių vaizdo, ne. Jeigu sudomina, važiuoji. Nu, ko man atrodo, reikia nulėkti į kokį rezervatą, pasivaikščioti, tai reikia paieškoti, kur čia gerai yra. Ir vakar iš tikrą pasižiūrėjau kelias vietas, kur galėčiau nulėkti. Tai čia realiai kokie 25 minutės kelią iki tų vietų ir ten vien prie pat kitos. Tai manau tikrai bent vieną iš tų vietų rasiu, nes turi sumąstymą, kad reikia iš tikrą surasti spotą, kur galėčiau nuvaryti, pakempinti, tai ir paprasčiausia laužėlį pasikurti ir pasisėdėti, kaip sakyti, ilgiau, o gal ir išmiegoti kokį naktį, kokį vakariuką pasibūti. Tai man rods, atsitirpinu mašiną ir lekam. Kuo atvariau tokį vietelį, jeigu jau matot žemėlapę visakiai, tai vadinas veito esu ir mes su lokacijai kokį čia veitą įvarom pasivaizėti, kas čia yra. Šitas kažkoks rezervats, žemėlapėlis, čia kažkur prisiparkavom, čia šitais kažkokie takeliai, tai jaučiu čia kažkur pavaikščiosim, pažiūrėsim, kas čia yra ir apie žuvį visokių. Nu, o jau ženklelę sudėti, tai bandysim eit pažiūrėti, kiek čia kilometrų ta trasa yra. Nežinau, net nežiūrėjau, kiek ten iš tikrųjų tų kilometrų, bet kas man patinka, kad pastovi kapeinį, visur yra žymekliai padaryti. Realiai, kas būtum nuo vieną žymeklę, matoms kit žymeklis. Ir taip ein visą laiką, visas trails, visas takelis, kad nepasimestum, netgi jeigu nieks nėra vakščiais čia. Tai va, šitais kažkoks yra snorkelis. Jau čia įsam tiesiai. Ten, man atrodo, buvo kaip paplūdimis kažkoks. Tai vienai pusėje matos kalns, čia ežeras kažkoks arba įlanka. Iš kitos pusės irgi vandens pilna aplinkui. Mačiau jachtų klubų, ne vienas yra aplinkui, tai čia tokia ta lokacija jau link jūros. Tai pakankamai to vandens tikrai daug.
Bet šiaip orus pasaka, vėja aišku, miške nelabai, bet saulė, turim saulę, kartais pasirodo, einam žiūrėsim, turėtų būti visai nieko. O esmė kokia, tai kad reikėtum susirasti kažkokį tai spotuką, nes praeitą kartą, kada čia buvau, tai iš vis gyvenau kitoj pusėje Stokholme, tai Akešberėje, Uplands Väsby, tai realiai visiškai kita pusė, na čia grubiai valandėlę kelio. O iš šitos pusės, tai realiai prie pat kelto esu ir čia visai kitokie reikalai. Nežinau, matosi, nesimato, bet iš tikrųjų žiauriai smagu. Šiaip man asmeniškai ir smagu pamatyti kažkokį tai, ko nėra Lietuvai. Ta prasme, mes neturim akmenų, uolų kažkokiu tokiu. Kelius ritulius turim, viskas. Tai dabar net neįsivaizduoju, bandau pasižiūrėti žemėklį. Ai, bet matas, nes šiandien tokio kelio padaryta. Tai manau, kažkur tikrai eisim, suksimės, žiūrėsim kažkokią apžvalgą, kažkokias pelkės, kažkas. Tikrai turbūt. Tai įdomu, kur čia nueisim. Aišku, nepatiks, visai galim pareiti. Bet esmė kokia, tai kad susirast kažkokį tai spotą, kur pasiimt kažkokį tai kempinimo įrangą, ar ten miegmaišiai, pasiimt malkelių, mėsos, nuvaryt, pasikepti. Ir taip tvarkingai praleist laiką. Tai varom, paieškosim, pasižiūrėsim, kokie čia iš tikrųjų takeliai, kaip čia kas. Ir jau matau, kad yra atitvarai su elektra pajungta. Tai matyti ir gyvuliukų čia kažkokia. Čia gyvuliukai labai faini, draugiški. Nesibaido, kaip prieini. Tai gali drąsiai prieit paglustyti. Bet nematau šiuo metu nei vieną. Temperatūra kokia, -5-6. Bet va šitais saulė karts pasirodo. Tai tikrai smagiai praseit. Tai parodysiu, kas čia gero. Va, toks kraštovaizdis. Kaip matot, uolos. Čia prie pat akmenis iškart ir į viršų. Pagrindė, kas čia samanas, kažkokios mėlynės, pušis. Tai pakankamai jaukiai. Visą laiką pušynė šiaip. Pakankamai smagiai būn. Tai matai, čia yra aptverta vienur kitur. Matyt kažkokie gyvuliukai. Tikrai ir bent jau auginami. Pavyzdžiui, čia yra elektros skydinė. Bet daugumai treilų, daugumai rezervatų ar kažkokių tai parkų, miškelių yra pastatyta va tokia būda su išpjauta anga arba durelės ir ten vidui primesta sausų malkų. Tai jeigu pritrūkai, nueini, pasiemi arba gali iš viso nepasiimt savo, gali ateit pasiimt malkų ir nuvaryti stovyklavietę ir pasikurti. Tai tau realiai nereikia nieko rūpintis apart degtukų, ant ko valgysi ir ką valgysi. Tai pakankamai smagiai. Bet aš įtariu, kad čia trails gaunas per taką visą. Nu, o šitas ir normalesnis žemėlapis. Tai čia kur mašina priparkauta. Ir aš atėjau pagrindį takų. Nežinau, matas, bet geltonų ženkliukų variau. Ir anu čia ir kitokių spalvų. Rauduons, mėlyns. Čia kažkodėl pusiau geltons į balts. Bet čia jeigu greičiausia, kad nuklysti nuo taką. Tai aš jau čia renkuosi, kad eit geltonų. Ir aš esu šiuo metu čia, o geltons trails eina šitais aplinkui, pagal vandenis, apžvalgos šitais gyvūnėlė nupiešti, apžvalgos kažkoks bokštėlis. Ir va taip atgal. Ir čia, į tą pareisim. Tai pasidarom va tokį treilėlį, užmatysim kažkokiu geru eitų, tikrą parodysiu. Iš apkas čia man labai patinka, kad viskas yra aiškiai sužymėta, kur eit, visą laiką riboženkliai, kad ir kokią senumo miškas ar pats takėlis padaryt, kad ir kiek ant jau metų stau, visą laiką bus
atnaujinta, vis laik bus kažkokį tai kempings padaryti, kažkokį tai stovyklavietę, arba netgi, kaip sakyti, sveikatos punktas, netgi toks būna, jeigu susižeistum. Tai tikrai į tokius dalykus rezervatų žiūri pakankamai atsakingai. Čia žmonės, patys žmonės vis laik, jeigu eini į lauką, tai realiai, jeigu vis laik eisi gamtoj, tai vis laik su tavim pasilabins, nesvarbu sėtims ar nesėtims. Čia ir, nežinau, labiau kaip kultūrinis bruožas, Jiem vis laik patinkas, mums asmeniškai nelabai ir priimtina, mes net ten mėgstam eiti, ten žiūriu savo kelią viskas, arba kartais netgi nusisaka nežiūrėti tų žmogų. O čia eini, visi šypsos, visi laimingi, visi patenkinti, hei, į varą toliau. Vat apie tokius vaizdėlius aš kalbu, kur turi gerą spotą, netgi šašlikinę paliktą. Ir čia nelabai kas pasiima, nes šios taureliai, akmenys. Žiūrėkit, koks grožis. Va, šitais atvariai visų pakrantę. Gali smagiausiai laiką leisti. Visur uolos. Tais tūlikų pristatyta, ten dar kažkoks namelis. Ten visas su visom kėdėm, viskas padaryta. O tai va. Aфиgenas kraštovaizdis, ta prasme. Ramu, žmonių mažai. Gamta super, 10 iš 10, kaip aš sakau. Man asmeniškai kalnai pakalnės akmenys, tai realiai vieni gražiausiai iš viso, kokių ir. Aišku, buvęs ar Norvegijai, matęs ir fjordų, tai, aišku, ten nepalyginsi. Ten jau, ta prasme, gal kažkada pamatysit ir patys. Bet, čia kas, tai aфиgenai. Po biškį judu toliau. Čia realiai tokia, nežinau, net aplinkui kaip ir pelkės tokias, bet ir akmenys prie tą pačią. Tai nelabai šiandien suprasti. Bet smagiai padaryta vienas, antras tūliks. Kartais netgi būn padaryti nameliai specialūs grinai turistam arba tiem, kurie keliauja, kaip sakant, pėsčiom. Ir visiškai, ta prasme, nemokami. Aišku, nėra šildomi. Nėra ten elektros dažnu atveju, bet ten ir, kaip sakyt, sienos toks, durės viskai priklauso. Jeigu tu eini su kažkokia tai turistinė įranga, ne, turi ten miegmaišį, ten čiužinuką kažkokį, tai visą laiką gali nueiti tokius namukus, ten išnakvoti arba pavalgyti. Jeigu netyčia kažkoks tai lietus, audra, nežinau, sning baisiai, tai visą laiką gali įlysti tą namuką ir saugiai ir ten ir, kaip sakyt, skirta visiems keliautojams, kaip sakant, pėsčiom. Tai va, iš tikrųjų, aš esu gamtos žmogus. Kas jau supratot, maladėt. Jeigu jūs patys esat gamtos žmogus, tai pritarsit, kad apskritai Skandinavijos arba, dėkim, Šveicarijos, ten Belgijos, ant kažkur ten prie tų Alpių irgi faina gamta. Kartais net pavydžiai, iš tikrųjų. Bet, kaip sakyt, nuoma ir nuoma. Nuoma ten, kur savi žmonės, kur, kaip sakyt, savo trobą, savo šeimą. O čia atvažiauni, pasigrožėjai, padirbi, gal biškį pagyveni. Vis tiek, pojūtis ir netas. Čia vis tiek kažkuria dalim jauties kaip atvykėlis, žinai, kaip nepritapėlis. Tai, bet niek nepadarysi. Šitas kokeliai medžių. Smagi. Kalnelė.
nu, takėlis, tai šiuo momentu kažkur jaučiu, kad įpusėjau. Tai tikra fains. Jau truputėlį tokių lengvų kliūtėlių papulė, akmenų palaipėt, siauresnių takėlių, biškiai, bet vis praeinama, ta prasme, logiškai, ne per prievartą. Šitais į kalniuką įbėgam vieną kitą. Smagu, nežinau, matas, o čia tokie visokie smagus dalykai. O, žiūrėkit, priekiai kas. Matot, o tokie akmenys vando aplinkui. Jau su keliais keliautojais irgi prasilenkiam. Tai smagiai. Antais gulbė, man atrodo, vandenį. Kaip čia gražu. Šitais užlipau į kalnėlį. Vaizdėlis tai čia pasaka. Aišku, niekada ant kameros nepersidaut, bet belin koks. Undo. Visur uolas. Čia šitas niekur nėra žemės. Vien tik tai sakmau. Smagu, labai smagu. Šitas užsilipau ant apžvalgos bokštą kažkokį. Pavyzdėt, kas čia gera. Antais visas salas. Viskas apaugė. Krašto vaizdas, tai čia sakau. Pasaka. Apačia keliautoja. Tai smagiai iš tikrųjų. Ramu, gamta, smagu. Galėjau kažko užkos pasimti, nes įtari, kad čia kažkas apie, kaip minimum jaučiu, kokie 5 km, bent jau geltonų tako einant. Jeigu eitum ir mėlynu, ir raudono papildomai, tai berods ne iki 15, bent jau 10 tai tikrai. Nes yra atsišakojimai aplink geltoną eina pagrindinis toks. Ir nuo geltono atsišakojams raudono kilpą į geltoną parin, mėlyno kilpą į geltoną parin. Tai kaip sakyt, o taip pat viskas žiauriai gražiai. Gamta taip pasaka, paukšteliai čiulba, saulė šviet, vitamino D, gryną orą, miegosi ramiai. Judam po biškį toliau. Priėjom prie uosto, kuris iš tikrųjų matos nuo kitos pusės, kur jau grinai įlindom į miškelį. Tai čia netgi baržos su ekskavatoriais. Jį turi kažką gilina arba valo pastoviai. Tai šiaip žiauriai smagu. Jau kokie 5 keliautojai prasilenkiam. Vieną pralenkiau, su kitais prasilenkiam. Visi fainos nuotaikas. Saulė šviet, nieks niekur neskub. Super. Tęsiam kelionę. Kai kėlėsi baigas, priėjau atgal prie takeliaus, kur įėjau visą taką. Tai šitą vietą mėsiu dar kartą iš Google Maps'o. Užskaitau realiai 10 iš 10. Ir vietų, kur realiai normaliai pasivaikščiot. Tai takeliai tikrai ilgi, įvairių, trumpesnių, ilgesnių. Vietų, fainų, akmenuotų, šaknų didelių medžių. Kur nori, ten gali pasikepti kažką, atsisėsti, soliukų netrūkst, apžvalgos aikštelių netrūkst, parkings padorus, tvarkings. Tai tikrai liuksas užskaitau šitą vietą. Ir viskas, o aš ruošiuos naujai savaitei, tai tikiuosi jums viskas bus aфиgenai, kaip sakant, čiki-piki. Ir susimatysim sekantį kartą. Kam patiko videosiks, numetat laiką ir iki atkart. Devynias šakas lylę ratilėlį.